paskaičiuoti paprastą uždavinuką. Va čia surašyti vardai, studentai, sakykime, ar mokiniai ir yra balai. Paskaičiuokim jų vidurkį. Kad suskaičiuoti vidurkį, reikėtų sudėti balus ir padalinti iš, šiuo atveju, iš 3, nes yra 3 dalykai. Ir dabar bandom, sudėti. Rašom lygų, Ž netinka, pereinam į anglų klaviatūrą, lygų ir sudedam šitą, bakst šitas plus ir čia ir toliau enter. Gavom 27. Taip pat reikėtų daryti ir žemyn. Bet ką mes čia parašėm? Mes parašėm savo funkciją, formulę arba kitaip sakant taisyklę. Taisyklė yra tokia, kad sudėk va šitos langelius. Tai yra sudėk 3 langelius į kairę nuo rezultato, nuo manęs. Jeigu aš dabar tuos 27 langelį kopijuosiu ir įklijuosiu va šičia žemiau, tai, kaip matot, aš gavau gerus rezultatus. Tai yra, nukopijavau, įklijavau ne skaičių 27, bet, kaip matot, tą pačią taisyklę sudėk 3 langelius nuo manęs į kairę. Galima ne kopijuoti ir įklijuoti, o tiesiog, ištryniau, tiesiog paimti ir pratempti žemyn ir turim vėl gerus rezultatus, tiesiog pratempiam tą funkciją. Taip ir yra gerai Excel'y, kai vieną formulę parašom, toliau galim ją tempti, kopijuoti tūkstančiams eilučių ar stulpelių, kaip yra parašyta. Dabar šičia sudėjom 3 langelius. Jau iš Wordo yra žinom, kad yra tokia funkcija sum. Aš čia parašysiu jos sum, skliaustas atsidaro ir aš rašyčiau argumentas, kabliataškis, argumentas, kabliataškis ir taip toliau. Ir skliaustas užsidaro. Taip? Tai va, tokia yra sumos funkcija. Jis sudeda visus argumentus. Kas gali būti argumentais? Gali būti paprastas skaičius, pavyzdžiui 12. Gali būti langelis, tai yra pavyzdžiui A1, ten ar A2, B2 ir panašiai. Gali būti langelių blokai, gali būti ir kitos funkcijos ir taip toliau. Ir šita sum funkcija sudeda skaičius, tuos skaičius, kurie yra argumentais. Excel'y rašo, kad sudeda skaičius, bet argumentais būtų taip gražiau. Dabar pabandysiu vėl šitą, sakykime, visus šitos nutrinsiu ir dabar rašysim vėl kitaip. Lygų ir parašysiu sum, skliaustas atsidaro ir, kaip matot, skaičius 1, skaičius 2. Aš dabar bakstelsiu šičia ir rašysiu nebe pliusą, o kabliataškį. Bakstelsiu šičia, kabliataškis. Ir bakstelsiu šičia, kabliataškis. Reikėtų skliaustą uždaryti, bet jeigu neuždarysiu, tai ir pats Excel'is įdės skliaustą ir užsidarys. Spaudžiu Enter. Ir kaip matot, ir skliaustas yra, ir viskas tvarkoj, yra sudėta. Dabar koks pagrindinis skirtumas tarp funkcijos šitos ir, tiesiog sudėjimo? Sakykime, Jonui ir Petrui matematikos nereikia laikyti, ir parašom N raides. Jeigu Jonui parašau, tada čia šaukia value, nes negalima tiesiog prie skaičių pridėti N raidės. Bet jeigu N raidę parašysiu Petrui, tada niekas neįvyksta, sudeda 5 ir 7, o N atmeta, todėl kad šitoj vietoj jau yra ne tiesiog sudėta, o yra pasinaudota sum funkcija. Tai reiškia, sum funkcija sudeda skaičius ir atmeta negerus dalykus, negerus kintamuosius tekstą ir panašiai. Jeigu reikės, tada mes vėl parašysim, sakykime, čia 6, o čia vėl rašykim 9, ir pasitaisė. Toks yra pagrindinis skirtumas tarp sum ir toliau. Pratęsiu toliau. Dabar yra
reiškia, kad suskaičiuoti vidurkį, reikia žinoti, kiek dalykų yra. O šiuo atveju 3 ir visiems 3, bet jeigu Petras nelaikė jo egzamino, tada jeigu čia parašytumėm vidurkį, tai būtų vidurkis lygus šita suma padalinta iš 3 dalykų. Enter paspaudžiu ir turiu, kad 9. Viskas tvarkoj, tempiu žemyn, tvarkoj. Tik tai vienas yra toks niuansas. Va Petras, jam matematikos nereikėjo daryti, nereikėjo laikyti, bet jo suma yra 12, bet dalinama yra iš 3 ir 4. Gal tai neteisinga. Reikėtų jo dalinti ne iš 3, o iš 2. O pataisau formulę ir enter. Va taip turėtų būti. Bet dabar mums jau nebėra tos automatikos, reikia kiekvienam sužiūrėti, ar kiek jis pažymių turi, ar jam reikėjo ten tą dalyką daryti, ar nereikėjo ir taip toliau. Yra tokia funkcija count, labai panaši į count, reiškia, į tos sum. Aš neberašysiu argumentas, reiškia, galim parašyti argumentas, ir taip toliau, reiškia, ir skliaustas susidaro taip. Šitokia funkcija suskaičiuoja, kiek yra skaičių tarp argumentų. Paprastai kalbant, jeigu čia mes paimtumėm tuos langelius, tai kiek yra langelių su skaičiais. Tai dabar paskaičiuokim. Aš tiesiog parašysiu čia count funkciją arba kiekis, skausteliuose parašysiu kiekis. Taip, kiekis ir rašom lygų, kiekvieną formulę prasideda lygybė, count, skliaustelis atsidaro ir tas, kabliataškis, tas ir enter. Turim 3. Jeigu tempsim žemyn, turim iškart 2. Dabar jau vidurkis automatiškai eis, nes mes tiesiog, reiškia, vieną sumą dalinsim nebe iš 3, o iš tiek, kiek suskaičiavom, tai yra iš to count. O šiuo atveju tas pats 3 yra, bet jeigu žemyn tempsim, čia jau yra teisingai, nes čia paskaičiavo Petrui, kad yra tik 2 pažymiai ir gaunam jau vidurkį 6. Turim jau 2 funkcijas. Vienas nepatogumas, kad ir sumoj, pavyzdžiui, šičia, mums reikia kiekvieną nurodyti ir taip toliau. Nors visi šitie langeliai 3 stovi labai kompaktiškai kartu vienoje eilutėje. Galima tokius dalykus aprašyti kaip langelių blokai. Pavyzdžiui, aš paimsiu ir juoko dėliai, taip sakykim, nukopijuokim ir padėkim čia, įklijuosiu visus, šitam parašysiu vėl 6 ir turiu tokią skaičių bloką. Dabar jį aprašyti užtenka tik 2 koordinačių. Reikia nurodyti šitą kampą, kur 10, ir šitą kampą. Šitie 2 dalykai ir aprašo visą bloką. Pavyzdžiui, aš noriu sudėti visus skaičius ir parašyti rezultatą gauti čia. Sum, skliaustas atsidaro, baksteliu ant čia, taip, 24, toliau rašau ne kabliataškį, o 2 ir baksteliu šičia. Bėga punktyras apie visą bloką, enter ir aš turiu, kad 90. Paprasčiau būtų rašyti lygų, sum, skliaustas atsidaro ir tiesiog apibraukti šitą dalyką ir tada enter, taip, turim tą. Šiaip galima pridėti, ką tik norim. Sum, skliaustas atsidaro, sakykim, aš pridedu šitą bloką, toliau parašysiu kabliataškį, pridėsiu, sakykim, dar 10, kabliataškis, pridėsiu tiesiog 10, ir turiu tokį, reiškia, sumą, enter, 110. Tai šiuo atveju ir šitoj vietoj mes galim vietoj tų 3 koordinačių, kur čia yra, galim tiesiog parašyti, reiškia, tas nutrinsiu koordinatės ir tiesiog prabrauksiu, šičia turiu
enter paspaudžiu ir taip yra. Lygiai tas pats su count. O čia buvo 3 koordinatės parašytos, tada nutrinsiu jas, tiesiog perbraukiu per tuos langelius, kuriuos reikia skaičiuoti ir turiu C4, E4, o tą patį trejetuką. Dabar, kad nesusipainioti funkcijose, kad neparašyti neteisingai, yra toks funkcijų žynys. Ir vėl galim pradėti, sakykime, nuo tos pačios sumos, aš tos 2 skaičiukus nutrinsiu ir vėl pradėsiu. Noriu įterpti funkciją sum. Kaip dabar? Stoviu čia, spaudžiu fx arba įterpimas funkcija irgi tas pats fx ir turiu va tokią lentelę. Dabar čia yra visos funkcijos. Dažniausiai naudojamos. Tai yra 10 pagrindinių funkcijų, kurias jūs naudojot. Kada nors panaudojot. Tai yra tas top 10. Visos funkcijos, yra visos funkcijos abėcėlės tvarka. Finansinės ir taip toliau, čia visokių yra funkcijų pagal savo reikšmę ir grupės. Sakykime, visos funkcijos, bakstelsiu čia, ieškau sum funkcijos. Paspaudžiu S raidę ir nušokam prie S raidės funkcijų ir dabar galiu tiesiog su rodiklėlė ieškoti sum funkcijos. Sum funkcija, turiu sum funkciją. Čia yra parašyta, ką jį daro, sum sudeda langelių diapazonų skaičius, galima pasiskaityti paaiškinimus kažkokius, čia yra paaiškinimai ir taip toliau su pavyzdžiais, yra visai neblogas dalykas, jeigu primiršot. Ir tada, kai jau viską žinom, spaudžiam, stovim ant sum, spaudžiam gerai, iššoka tokią lentelę ir dabar galima dėlioti įvairiais būdais. Vienas iš tokių čia dabar man siūlo kažką, aš nutrinsiu, aš galiu baksnuoti ant 8, pereiti į kitą langelį, ant 8, pereiti į kitą, ant kito 8. Čia rašo, kad yra 24 ir formulės rezultatas 24. Jeigu jums užstoja šitą lentelę, galit pasivežti. Plius, jūs galit visą laiką paspaudę šitą sumažinti, paspaudę padidinti. Vėl paspausim gerai ir turim tuos. Dar kartą sum. Dabar prie dažniausiai naudojimų bus viršuje, nes ką tik panaudojom. Ji yra mūsų topo viršui, spaudžiam gerai ir tiesiog prabrėžiu per tuos 3, teisingai prabraukiu C7, E7. Toliau man nieko nereikia, spaudžiu gerai ir turiu šitą. Ir dabar, sakykime, perskaičiuosiu count. Visus ištrinsiu, gaunasi dalyba iš 0, kadangi 0 turim, bet mes tuoj pakeisim, ieškom count funkcijos, sakykime, prie visų, bakseliu čia, C raidė ir turim, dabar ieškom count. Count funkciją turim, spaudžiam gerai ir prabraukiu šitą, taip, nes jonų yra C4, E4, spaudžiu gerai, toliau už ausies, žemyn ir turim viską. Galima surašyti, kitaip paskaičiuoti, vidurkį surašyti į vieną, parašysiu lygybę, sum, skliaustas atsidaro ir tada prabraukiu per šitą. Ir skliaustas užsidaro, tada dalinam iš count funkcijos, skliaustas atsidaro ir vėl braukiam per tuos pačius skaičius, per tos pačius langelius, skliaustas užsidaro, turim jau vidurkį. Enter paspaudžiam ir turim 9. Taip. Šitą vidurkį aš parašiau dabar, panaudodamas, reiškia, 2 funkcijos, sudėjau 2 funkcijas, sum ir count, ir parašiau rankom. Ta patį vidurkį aš padarysiu dar vienu būdu, tiesiog pasinaudodamas fx funkcijom, reiškia įterpimo funkcijų, tada man nebereikės. Pasiimu dažniausiai naudojimas. Man reikia sum funkcijos, spaudžiu gerai, turiu šitą, pavažiuojam šičia, bet dabar aš gerai spausti negaliu, kadangi reikia man dar count funkcijos, tiksliau reikia dalybos. Statau čia, dalybą rašau ir dabar turiu įsišaukti vėl kita funkcija. Dabar kitos funkcijos įsišaukimas dažniausiai eina per šitą vietą ir čia jau matau ir sum, ir count ir taip toliau. Bet sakykime, aš jau count nenaudojau, jos nematau. Sakykime, daugiau funkcijų paspaudžiu, vėl einu prie dažniausiai, nes atsimenu, count
ir turiu čia, vėl prabraukiu taip pat, nu ir turiu. Dabar reikia pasižiūrėti į šitą vietą, ar viskas gerai yra parašyta, nes dažnai būna visokių klaidų, turi atrodyti formulė mūsų taip, spaudžiu gerai ir turim tokį. Dabar galiu pratempti žemyn. Turiu tokį. Jeigu noriu aš pataisyti kažką, man atsistoju ant to devintuko, spaudžiu Fx, iššoko count funkcija. Galiu čia kažką pataisyti, pavyzdžiui, kitokius koordinatės įdėti, šitas nutrinsiu, perbrauksiu šitas. Man reikia sum pataisyti, baksteliu čia ant sum kažkur tarp SU ar dar kažkur, turiu sum lentelę, galiu čia taisyti. Viską pataisius, galima spausti gerai ir turim. Aišku, taip vidurkio niekas neskaičiuoja, yra speciali vidurkio funkcija, average ir lygiai tas pats argumentas ir galim dabar dar kartą paskaičiuoti vidurkį būtent su šita funkcija, tai yra vėl ieškom per įterpimą, average prie dažniausiai naudojimų radau dabar ir turim šitą, vėl taip pat prabraukiu per tuos 3, sakau gerai, ir turim tą patį devintuką. Labai paprasta, patogu ir mažiau klaidų, nereikia koordinačių rašinėti ir panašiai.